Tai gerą dieną, vadybininkai. Vėl sveikinos iš Langoso, kur ir atsisveikinau praeitam video, tęsiu tą pačią dieną. Kūrą užpyliau, kūro kaina 26 kronas 50. Kai grįžinėjau iš Bergeno buvo 27,50. Tai dasipyliau 5 litriukų, kad iki čia davažiuot, sakau, gal maža bus pigiau. Va, būsi geras, patarpysiu šefą pinigus. Na, nesvarbu. Tai ką planai šiandien? Planai šiandien yra tokie, kad varau vėl į kupą, pasiimt tuščią priekabą. Vėl ten susifotkė, taip toliau visas procedūras. Ir įsijungt šaldytuvą, atsišaldyti iki -22 ir varyti krautis. Pakrovimą turiu fiksą 12 valandai, dabar yra pusė 11 beveik, tai visur spėja. Krausiu šaldytą kažką tais į Askov. Nesu buvęs tenais, kur krautis tai esu buvęs, bet kur įsikrauti nesu buvęs. Kiek girdėjau, brolis buvo, tai reikės paskambėti broliui, paklausti, kokį ten politiką. O pakrovime tai įsivaizduoju bus 2 aukštais paletės, bet tų vadinamų bumsų nereikės dėsis vieną ant kitos. Bent jau praeitas iki kai kroviaus tai buvo, dabar kai bus irgi nuvažiuosi, pamatysi. Ten pasikraunu pilną mašiną ir varau, dar bus kažkokia programėlė, irgi ten vienas iki esu pildęs, bet ten neatitika paletės. Ten vadyba kažką padarė, tada užsipildžiau. Tai tikiuosi šį kartą bus sklandžiai, be nuotykių su tom programėlėm, bet žinant mano sėkmę, tai turėtų kažkas vis tiek būti negerai. Nu, bet laikas parodys. Tai va, vėl be burbuliuodamas atvariau iki vietos. Pasiimtos priekabos. Kaži, labai baisi bus, ar nelabai? Pamatysim. Tai va, šiaurė kažko vėl neduoda. Tik tai čia Oslas Bergenas, Oslas Augės Undus, kažkas taip. Nužiūrim. Mija 33H, man atrodo, kad šita. Da pasitikrinam. Mija 33H, jo, šita. Čia vienas žmogelis prieš kelis video rašė, klausė, kaip aš atskiriu tas priekabas. Tai va čia kampe yra užrašyti numeriai, kur kokį priekabą. Taip ir atskiriat, važiuoji, pamatai ir viskas. Dabar reikia pasidaryti fotkelę. Ką aš čia spaudinėjau? Pasidaryti fotkelę, nes prisimant priekabą reikia ir iš priekio ją nufotkyti. O kai būna prisikabinės, tai padaryti neišeina. Tai vsio, varau kabinuos ir jaučiu, kad pasimatysim pakrovime, gal ten išeis kažką pafilmuoti. Nu va, atlėkiau pasikrovimą, priekaba tuščia. Einam į sandėlį, gal nieks nesupyks, kad pafilmuosiu. Tai mano krovinuks va šitas, 3 eilės. Asko Vest. Baisiai šalta, čia mums -18, -20 gal. Nes šaldyta produkcija. O ką aš pasiemu šitokį elektrinį, šitas gerulis su šildomom rankenom. Tai va, varau krautis. Gerai, kad termotranzitą neišmečiau da kepurės. Tai man pagelbės čia jinai. O kai pasikrausiu, kažką parodys. Arba niek. Tai ne velnio. Nebuvo tas rankenos šildomas. Nykštį baisiai nušaliau. Arba kitas kariukus, arba
arba neveikia, arba nemoku jungti. Tai va susimečiau, kas čia gerą pasikroviau įdomą, ne? Tai mačiau, kad čia yra ledų, nuggetsų, visokius mūčių šaldytų. Ko čia, bagečių. Nu, žodžiu, ką Norvegose parduotuvėje randat šaldytų skyrių, šaldytuvuose, ten visokius picas, taip toliau ir panašiai. Kas čia davo? Jau štanga per trumpą. Ak, tu dieve. Net ir nesikė jau atgauna per trumpas tas štangas. Tai sulankstytus, tai dar kokių nesąmonių pridaryta. Kažkaip turiu mintį, kad ir šitą bus. Jo, tas pats velnias. Taip, tokiu atveju tada bandysim dėti skersai. Taip dėsim tada. Gal durys susidarys, ką? Turėtų. Dažniausiai, kai tai padeda, tai pameta, aš jas atsidarau duris ir būnu vis va taip va. Nusidrėvė kažkai kur. Nežinau, stačias laiką, gulščias, tai man niekad nelaika. Bet bus matyti. Ta gal dar reikia pertempti. Šitą pakišam. Tai va, tokie tie darbai. Lėkiu į ofisą, pasiemu popierius ir einu šildytis nykštinės. Biškį pašaliau. Žandai raudoni, akiniai užsiniaukia. Dar reikia užsidaryti duris. Čia kas pas Norgus nesat buvę, tai va, ar rečiau, tai labai pas juos populiarų sandėliuose, va tokie va bajeriai. Prie rampų, kad neišdaužytų va šitų dalykų. Ir kad nebūtų va taip. Nu, čia ne mano darbas, čia kolegos kažkas padarė, nes priekava tai vėl tragedija. Tik išgyriau praeitam bėdosikai, kad geras priekabus. Vėl lavonus, o lempų su lipniom juostom užklijuotis. Čia gerai durys užsidaro. Čia irgi tokie dryžiai. Veidukų kažkokių pripiešta nesuprasi. Čia durys uždarytas, kalbant apie priekabą, tai kaip ir sakiau, čia nuvaryta. Čia dryžiai didžiausi. Čia dryžys. Ai ne, čia gal ne dryžys. Kad aš ją kaip fotkinau, tai ar 10 ar kiek nuotraukų padariau defektų. Tai tokio gyvenimą mačias. Tai čia šitas šonas, lempa, durys, čia sulankstyta, čia nubrėžta, viršas nubrėžtas. Kaip čia sulankstyti, galit man paaiškinti? Neįsivaizduoju. Čia kampas kliūvės. Kaip yra, taip važiuojam. Nuotraukas nusiųstas, tegu žinas. O aš, žodžiu ką, varau link Bergeną ir jaučiu, mėgosiu kažkur prieš Lerdalę tunelį. Arba jį pravažiuosiu, arba nedavažiuosiu. Tai bus matyti. Žodžiu, dienikė šiandien tokį visai lengva. Smagu darbuotis. Tai ką, turim jau 6 darbų dieną. Išsikroviau šaldytus, čia atvariau žiauriai greitai viskas, pys, tik tais nespėjau nei kameros išsiimti. Čia kolega jau mane va irgi nugarą alsavo, norėjo, kad važiuočiau greičiau nuo rampas. Bet išsikroviau, kiek aš jau užtrukau. 40 minučių. Daug dieve. Dar tas sandėlistas padėjo. Biškį, tai dar greičiau. Oras šūdinas.
Vėjai pučia. Priekaba murzina. Bet viskas gerai. Vsio, varau rašyti vadybai, kad tuščias. Užsipildyti kelionės lapą dar reik, nes nespėjau, sakau, baisiai greitai aš čia viską pasidariau. Tai pasimatysim, kai varysiu į žuvyną. Nu tai gavau pakrovimą žuvies, nesu buvęs čia, bet kiek matau, tai čia pempynai geri visai nuvažiuoti iki to žuvyną. Bomblo, ar kaip čia kažkaip vadinas tas kaimelis, bet palei ženklas tai kažkaip kitaip vadinas. Pas mane tik tais ant užduoties Bomblo. Prasilenksiu mašinom, neina. Nu gerai, neina, tai neina. Palauksim, kol pravažiuos. Šitą kaimuks kažkoks. Tai va, žodžiu, planas toks. Paskraunu žuvį ir varau vėl eilinį kartą į Langosą. Langose nusimetu priekabą ir turbūt prasidės mano atstojus. 2-4 valandų. Nes rytoj ant pietų būsiu. Na jo, panašiai. Tai va, tokie keliukai čia manęs laukia. Šiaip senai jau buvau papuolęs aš tokios kelios. Neaišku, žiemą kaip čia sniegą būnu, nebūnu, nes jeigu būnu, tai čia taip, lemba, nesmagu būtų važiuoti. Ir šito pagrindinė kelia apie 3 kilo, jeigu neklysti, čia remontai visokie vyksta, kažką jie čia platina, daro. Kažkada ateityje bus gerai. Kai mano buvęs kolega sakydavo, nesupranta, kodėl į to žuvynus tokie pempynai davažiuoti, kodėl žuvynai negali kelią susitvarkyti. Aš galvoju, kom tie žuvynai dėti, jeigu žuvynai atsakingi už žuvies gamybą, o ne už kelių tiesimą. Koks jiems skirtums, jie pasistatė priprūdą. Ir viskas, kaip nori, taip atvažiuokit, jau čia jūsų reikalas. O lengvikės traukės, ačiū. Lengvikiam da paprasta, su fūra biškį sunkiau, bet yra tų kišenikio vis tiek tokių išplatėjimų. Čia irgi ant Google rodė, ne ant Google, ant GPS rodė dabar, kad kažkoks kaimas, bet kažkaip nelabai mačiau, aš to kaimo čia keli namai tik tais. Tai va, taip ir važiuojam, žodžiu. Oras tas toks niūrus labai apsiniaukė, 8,5 šilumos, bet taip ant miegą traukė, kad žiauru. Nespėjai skaniai apliupsėti, atrodote mieguistas. Laikas pertraukai, kava nupiešta, galvoju, jo, gerai būtų, jeigu sirklę čia kažkur raščiau. Tai galėčiau skaniai aš tos kavos atsigerti. Nu, ar skaniai irgi klausimus. Tai vat, judu tolyn. Pasimatysim žuvinę, nes, sako, įdomu, kaip ten kas atrodo. Nu, tai nebuvo tokie jau blogi tie keliai, kaip kad aš ten pradžiai dėjavau. Kiek aš ten pavažiavau, gal 8 kilos ir viskas normaliai, plačiausia autostrada. Ką, baigiam atlikti, 500 metrų kažkur liko, reikia ieškoti. Palei Google žiūrėjau, tai čia plasas didelis, vietom fūrų myra. Tai reikia išsiaiškinti, kur ten kas yra. Davažiuoti ir pamatyti savo akim. Čia irgi statybos kažkokios vyksta, šitam tos galos daug stata visko. Tai, kur dabar? Tiesiai. Čia keltas gal stata tas, su kuriais plaukioju. Nu, fainiai. Bet galėtų ir žuvies fabrikas kažkur būti.
center. Man ne čia, man reikia ten, kur fūra stovi. Nu, pablūdikim kartu. Viskas, ką, eina ofisą ieškoti. Kur iš čia bus, kaip čia kokia tvarka, tai jau papasakosiu, kai grįši iš ofiso. Tai va, matau, ofisas tiesiai yra. Eisiu dar dušą, gal paieškosiu, gal rasiu. Bet jeigu ką, nusimaudysi langusi, nėra problemų. Tai grįžau iš ofiso, dušas yra, tūliks yra, bet ten iš karto pačiam ofise tik eini ir duris tiek dušo, tiek tūlika, tai nesimakaluosi aš ten su tą kamerą. O man apdeičiuks tai krovinys neparuoštas. Sakė, gal bus tik tai paruoštas tą trečią, sakau, 4, 5. Dabar yra 2:30. Niekur toli nenuvažiuosi, šiandien pasigrovus. Dar čia į keltą. 2 keltai bus. Kiek da važiuosi tiek. Tai va, jau čia einu pasnausti. Kaip ir minėjau, oras toks nieko gera. Man miega traukia, tai pažadins, jeigu ką. Nu va, pasikroviau viską, pralaukiau 4 valandas. Daugiau, gal 4,5. Bet pakrovė. Irgi keltuks buvo 5 valandai. Bet pakrovė po 5, tai nespėjau valandą laiką laukti šito keltuką. Tai turėsiu dar vieną keltuką. Bendrų laikų jau irgi ne kažką. Ten už 9 km toks gražas parkingiuks yra. Labai norėčiau iki ten davažiuoti, bet jei nedavažiuosiu, ką padarysi. Bus kaip bus. Kažkai čia nebus bajerių, kad žuvis bėgi ir neįleis, bet neturėtų. Matau, ragelį pasiėmęs, fotkis mano numeris, tai viskas ledas. Mergiotė iš Šiepos. Blepa, gal ne mergiotė su ūsais. Kažkaip iš tolo pasirodė, kad mergiotė fotkina. Ai, tai dieve. Tai va, toks įvažiavimas į keltuką. Pasimatysim antram keltukė arba šiandien, arba jau rytoj.
buvęs, kur nebuvęs ir antras keltukas atplaukė. Beveik be stabdžių, ką čia dariau ir 3 minutės pastovėjau ir viskas, gazo į vidų. Šitas biškį jau didesnis negu anas. Anat tai tokia barža valtis buvo. Tai va, kas čia man liko iki parkingą su laivu 24 kilai. Turiu valandą laiką važiuoti. Drąsiai, be streso. Ojei, kad čia nuslūgęs vanduo, kad stačiai važiuoti. Tai žodžiu, ką, plaukiu tolyn ir varau miegoti. Ką jums čia be pridursi. Rytoj bus langas, nusimeta ir viskas, pauzė. Dar sustojus reikės pasiskaičiuoti, ar užteks su laiku aš iki to lango sudavažiuoti, nes man 3 valandą jau reiks stot pauzėj. Jeigu aš 8:30 startuoju, gal spėsiu. Na, žodžiu, informuosiu. Pasimatysim sekančiai dienoj. Nu ką, atėjo 7 darbų diena. Aš viskas jau kolonkiai. Pilos kūrą. Nieką šiandien nepafilmavau, nes nieko neįvyko, tiesiog langus atvariau, jau vėl lenkiuks man mojuoja, kad stok čia, greitai apsimėčiau, sakau, greitai pasikeičiau priekabom ir vsio, nulėkiau dar iki Pardės, dabar Pilos Saliarkas, bendrų laikų liko 20 minučių, tai visur spėju, da kabelius reikės va tos susitvarkyti jau sustojus. Ir viskas, tokia ta pirma savaitė. Kas toliau? Toliau linkėjimai Audriui. Buvau susitikęs papazarinu gal valandą pusantros su buvusiu kolega, tai žinau, kad žiūrėsi. Tai gerą kelią tavo, o aš ką standartiškai. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad komentuojat ir ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Pasimatysim kitam video. Viso.